Bendravimas su gamta. Stovėdama ant žalios žolės, matau virš žolės 3 sferas. Viena sfera 5, užkart už jos 3, sekanti 1 cm. Visos jos baltos. Vadinamas piligriminė technologija. Mes ją naudojame savo sąmonės supratimui pakelti iki dieviškos sąmonės supratimo lygmens. O veiksmas veikia tokiu principu. Užsidedame visas sferas virš galvos. Pirmą sferą savo sąmonėje pastatom 5 cm ir į sferą pastatome tikslą. Atstatyti sąmonę taip, kaip Dievas kūrė iš pradžios. Į antrą sferą dedame žalią matricą. Matricos visi langeliai atitinka visatą, kuri jungiasi su gamta ir visų gamtos pasauliu per normą ir Grigorijaus Grabovojo žinių šviesą. O į trečią sferą dedame geltoną trikampį su chromosomos atvaizdu. Visas sferas jungiame per archyvacijos tašką, o kad technologija veiktų 100%, ant pačios mažiausios sferytės reikia suformuoti energetinį kamuoliuką. Toks, koks žmogui būtų geriausias, arba jo sąmonė labiausiai suprantamas. Šiuo atveju, kaip pavyzdys, šviesiai rožinis kamuoliukas. Jo viduryje yra baltas taškas, kuris atitinka kiekvieno žmogaus sąmonės arba smegenų struktūrą. Įleidžiame tą tašką per visas 3 sferas į atitinkamą sąmonės ląstelę arba iki hipofizo ir plečiame tiek, kiek leidžia žmogaus sąmonės suvokimas. Per normą ir papildome uždedam Grigorijaus Grabovojo žinių šviesą. Data, impulsas iš sielos ir materializuojam taip, kaip Dievas davė nuo pradžios.